Ką žinau, tai varom, pažiūrėjom. Esu šiandieną su tokiu labai relevant youtuberiu Rokas Hašaš ir galbūt man ateis view. Gerai, tai tu... O gal ir ne, nes aš metus nekėliau video, viskas čia. Aš tikriausiai esu labiau relevant negu Rokas Hašaš. Ne, aš nefleksinu. Tave šiandien 100 PM viewerių žiūrėjo, tai tikrai labiau relevant. O mano Fortnite streamų žiūri 20 žmonių save. Mano Fortnite streamų žiūri 20 žmonių save, tai... Ir kadangi aš noriu vis dėlto edu ir noriu, kad būtų labiau family friendly pozityvus turinys, todėl mums reikia susigalvoti kokį garsą, kokį mes išblurinsim smažą. Taigi ar turite kokį pasiūlymą? Turiu pasiūlymą išbaninti, užcenzuruoti žodį Edvis. Ne, tai gerai, kas kad nusiteiksi, aš įdėsiu garsą Edvis. Man ta prasme, jeigu aš Edvi veidai įdėsiu demonetize mano video už gėjų porno viešinimu. Aš nesu kolebinis niekad. Tai va. Let's face. Tai va, aš paskaitysiu. Ninja rašo. 18. Ninja rašo. 18.9. Ninja... Nešvengs, what the fuck. 18.90. Galima dainos pavadinimą. Minutė turi. Minutė turi. 18.90 galima dainos pavadinimą. Iš Nedos Jancevičius ir jis rašo, tu durnis. Tu durnis. Nu, manau yra dalis tiesos. Tai liek žasne viską pasakysiu Edviui, Aidžiui, Twisteriui ir Begedžiui ir G-Craftui. Ir Aivarui, o tu nesikiški kitų gyvenimus, debinė. O taip. Edvis atvažiuos pas tave su savo bembu, man atrodo. Užmėtis jo kortom pasibaigs visi prikolai. Tas video, žinai, gaunas Edvio bulinimas, tiesiog Edvio bulinimas. Man patinka, kaip Aivaras responina į mano video, eina iš jų. Jis toks pozityvus žmogus. Gyvenimas yra gražus. Gyvenimas nice, no problem. Kai ten sakė nice, no problem, maždaug mirtų mano šuo ir aš geičiau nice, no problem. Tipo, sumaišiai Edvinus, Edvinas kitas žmogus. Kodėl reikia nesupras, kad čia yra bajeris? Ta prasme, aš peržiūrėjau belenkiek Edvio video. Aš žinau, kad ten yra ne Edvinas. Tu reikia, nežinau, mes tik Edvinas. Jo, greitai šitą video reiks pavadinti Edvis. Edvio rentas su Roku Hašaš. O kažin jo vardas ant paso irgi su 3 S raidėm. Jo vardas jau jaučiu koks, ką žinau, Jonas. Ei, tu nestumk ant youtuberių, tau yra 6 metai. O ant Edvio nestumk, Edvis yra vyresnis, Edvi beveik 20, vyresnis už tavo mamą. Lapė, taškas. Edvis yra geras. Kablelis. Čia rašo džiugas Kisielis. Čia mitas atpasas. Kisielis, man. Nu, mes turim kestenį, tai aš nežinau. Kestenį. Aš negaliu. Ar... Vilmantas kestenį. Tu autistas, matai ženklą N18. Jei ne, tai jūs esate debilas ir jums reikia išsioperuoti akis. Tipo čia tas pats, kas nueit į suaugusiams filmo saitą. Ir pamačius, tipo klausimą. Ar tau 18, tipo spaudi ne. Tipo, tu būni sąžiningas, būni visiškai sąžiningas to puslapio ir spaudi ne, man yra 18. Jo, matau, visus tas 15-mečius, kurie tai daro. Man rašo Just Donis. Nebaik YouTube. Na, aš tikrai... Aš nežinau, pričiom. Aš tikrai manau, kad su tokiu video tu pribaigiai visą YouTube. Va, pažiūrėk šitą fotkę, prieš 3 dienas, aš manau, mes visi žinom, dėl ko jis toks nusiminė. Po traukiniu. Čia su green screen. Eikda šitas tai thumbnail worthy, visiškai. Ir atrašė Estija Tartu AHA parkas. Ai, aš esu buvęs AHA parke. Ten yra traukinio bėgiai? Ne, aš nežinau. Kažkas parašė, neturiu žodžių.
1734. Gėjus The Edvinas. What the fuck? Tu omenyje turėjai Edvis, nes The Edvinas ir Edvis du skirtingi žmonės. Aš žinau. Tu stumikas. Arba... Ai, sorry, tu skaitai. Ne, tu duhas. Čia komentaras baigėsi. Tiesiog tu duhas. Arba yra komentaras, tu Edvio nevadinsi su Bingalva. Čia turbūt labai tokia overprotective Edvio mama parašė turbūt. Tu Edvio nevadinsi su Bingalva. O paskūsiu socialinį. Tu rašai The Edvinas Gėjus, nors visai kitas youtuberis jis yra. Nu pasikrankit, galva čia ne tas pats youtuberis. Kodėl tu negauni tiek daug sub? Atsakymas yra, nes tu nesiloši. Atsakymas paaiškėjo, kad aš negaunu tiek daug sub. Kodėl negauni subų? Nes aš nesu lošėjas. Nes Edvis vagia visą tavo žemę. Kodėl? Kodėl? Aš tiesiog negaliu, man kaip turėts. 1735, The Edvinas ar Edvis? Aš negaliu. Man patinka, kaip yra du atskiri komentarai. Edvis. Kur man neturėjai ką veikti, tai nieko neveikiai. Bilė kažkokią nesąmonę sumaliai, kad drįsti rautis ant didesnių youtuberių, kurie tave sutryptų. Edvis tave... Edvis tikrai tave sutryptų su savo bembu, man atrodo. Jo, aš su skemu. Su kompo be pikemu, žinai. Jo, tikrai, aš nesikankinsiu montuot, ne. Tikrai nebus jam sunku montuot. Abiejų kai skemu dar ekrano vaizdą, garsą. Komentaras. Tai tu esi pats didžiausias buchas, kuro idiotas. Tai tu esi pats didžiausias buchas. Aš esu pats didžiausias buchas. Visą parą Edvio prasme. Visą. Padarai 24 valandų streamą, kur tiesiog žaustinė. Arba yra komentaras, nori kamerą padonėtinti. Jo, noriu. Tiesiog žmogus jau mato, kad tu su telu filmuoji. Pagailo. Ir jau siūlosi kamerą padonėtinti. Pagailo, galvoju, be tragedija. Padonėtinti žmogui kamerą. Tai sveiki, čia aš, o kodėl čia aš esu, aš nežinau. Matėt, aš padariau video vėl, labai nice. Visi pasubina mano channelį. Nu, iki šiandien pasubscribinam Roką GG. Ir